O, sveiki sugrįžę. Žiema, nėra ką veikti, tai va sėdžiu ir drožinėju šaukštus su netinkamais peiliais ir netinkama mediena. Rukatinas net bando atimti. O iš tikrųjų tai bandom grįžti prie remonto darbų su traktorium. Gavau pirmus žaislus, tai turim kaištį ir turim trauką padargam. Reikia žiūrėti, ar iš vis tiks kažkas tai. Gal pirkau, kad tik tai pirk. Pakėliau biškį šlaunis, nes trukdė. Kaip suprantu, turiu eiti čia. Per ilga. 5 eurai veltui. Arba, jeigu veikia, reiškia bus gerai. Kol kas bus gerai. Nu ir turim didesnį žaislą. Šitas 50 kažkelius eurus kainavo. Kaip suprantu, šitas turi eiti čia. Kadangi turiu tik 2 rankas, tuoj grįšiu. Kažkaip taip atrodo. Laisvumo kaip ir nėra, tai kaip ir panašu į teisybę. Ir turim metro ilgio raktų pakabuką. Tik reikia kažkuras pakabinti. Kažkur. Tai va, o reikia dabar kažką bandyti prikabinti turbūt. Kažkokį padargą. Kai tokia žiema, tai panašu, kad tu žolę reikės pjauti. Tai bandom kabinti žoliapjovę. Pirmieji bandymai ir pirmosios nesėkmės. Šlaunys tiek neišsiskečia. Trūksta kaiščių, varžtas turbūt neturėtų čia būti. Čia, kaip ir turėtų reguliuotis, užkepę, aiškiai ieškosim daug salidolo, nes daug kas daug kur nevaikšto. Čia irgi, kaip ir turėtų dar paeit, bet nepaeina, tai reikės irgi aiškintis. Ir smagiausia dalis, tie, kas buvo prie žoliapjovės, man netinka. O gal tinka? Ne, netinka. Per didelį. Neužsifiksuoja. Tai vat, reiks ieškoti obuolių dar. Patikėsit, o gal ir ne, bet aną dieną bitutės skraidė jau lauke. Sausio mėnesį tai nelabai gerai iš tikrųjų. Niekaip neapsisprendžiu, ką daryti su šito ūkiniu pastatu. Molinis 1929 metų, jeigu neklystu, viską jau beveik 100 metų. Gaila kaip ir nugriaut. Bet, tai durys, langai, tai stogas, tai čia nėra problema, nes jau stogas labai gražus, lygus, kaip matosi. Bet sienos, molis jau yra suskilinėję, ištrupėję. Visa šita pusė tai medinė, jau čia viskas išpuvę, išsiskėtę, pavasarį nusimato griovimas. Čia kažkas gerai durų atramą pasidarė su pasaga. O baisiausia vieta tai turbūt yra čia, jau net ir sienos nebelikę. Čia seni savininkai bandė su tokiom lentutėm, plėvelę sutvarkyti, bet jau čia nieko net nebelikė ir visą šitą reikia per naują tvarkyti. Tai vat ir nežinau, ką su juo daryti, kad jisai senas 100 metų beveik, bet tos sienos tokios molis su šiaudai, šiandien betonas ir nežinau, kaip reikia daryti. Gal kažkas gali kažkokiu meistru pasiūlyti, parašyti apačioj komentaruose, o gal patys kažkaip tvarkėsi, nes jeigu gražiai padaryti, tvarkingai su idėja, tai gal ir būtų labai fainas dalykas. Bet reikia rasti tą idėją. O čia toks didelis projektas, nežinau, kaip jį įgyvendinti. Tarp visokių šiukšlių ir visokių nesąmonių radau įdomų daiktą. Statinę. Gal išneškime ją į lauką. Šiaip tai panašu dar visai neblogos būklės. Kad būtų labai kiaura, nesimato. Viduj tai, kaip kaimui ir priklauso, vynelio. Ne šiaip sau išnešiau aš tą statinę šiaip tais į lauką. Dabar žiema, dar to darbo netiek ir daug turiu, pavasarį tai jau nebus kada atsipūsti, o dabar galima kažką įdomaus ir kitokio padaryti.
Tai idėja dabar yra tokia. Jūs galėsite nuspręsti, ką su šita statinė daryti. Tai ar tai galbūt ją restauruoti, tiesiog nudažyti, palikti kaip vazoną. Galbūt sakysite, kad paimti ir padaryti taip, kad galima būtų kopūstus ar tai vyną pilti, o galbūt padaryti tiesiog gražų staliuką arba bariuką. Nežinau, ar pavyks šią idėją įgyvendinti, bet pabandykime padaryti taip. Po šio video į komentarus rašykite savo idėjas, kuomet išeis kitas video, tai greičiausiai kitą savaitę, aš komentaruose sudėsiu pačias jūsų visas idėjas ir tiesiog galėsite vėl prabalsuoti ir kuri daugiausiai surinks patiktukų, taip ir stengsiuos padaryti pagal jūsų norus ir pageidavimus. Nu, pirkau kitą. Jau biški panašiau, be šitos rankenos negavau, nors norėjau be jos, bet jau biški geriau negu prieš tai buvo. Tai ačiū už komentarą dėl kapoto atidarimo, tai pasirodo ir kiti kažką kiša. O įdomiausias momentas tai, kad net skambinau ir gamintojui, atstovui oficialiam dėl kitų dalių. Tai jų pasiūlymas irgi buvo kišti atsuktuvą ir atsidaro. Tai, kas liečia traktoriaus remontą, teks dar truputėlį pakentėti. Pasirodo tiek langų apiplovimo bakelis, tiek kapoto atidarimo amortizatoriukai ilgai keliausiu iki Lietuvos apie kokį mėnesį. Tai, tikiuosi, gal pavyks greičiau gauti. Tai kol kas teks palaukti, bet gausiu greitai veidrodėlį ir dar kažką, pamiršau dabar jau ką. Šiaip tai tikėjausi greičiau susitvarkyti su tuo traktorium, bet pasirodo čia greitai nebus. Tai, ką dabar darysiu, reikia sulaukti dalių. Nelengvoji mašina, ne 16 padangėlės. Bet ką padarysi, naujas rytis, bandom aiškintis, žiūrėti, kaip seksis toliau. Tai šitam video tiek. Nelabai ką nuveikėm, tikiuosi toliau daugiau kažką padarysiu, nes dabar tai toks laukiam. Bet gal, kaip nors. Gal patarsite vėl dėl tvarto, kaip patarė dėl kapoto, likau maloniai nudžiugintas. Tai jeigu patiko šitas mano turinys, paspauskite patinka, užprenumeruokite kanalą, tai padės man tobulėti. O dabar iki kitų susitikimų.